9:13 minučių ir Beata sako, nu tokie taip gražiai dainuoja, čia gražios melodijos, tai sako, gal tu ir nejung. Sakau, gerai. Beata, labas. Labas. Labai smagu vėl tave matyti čia. Man taip pat, aš kažkaip puikiai prisiminiau, kaip čia buvau prieš metus ir dar prieš metus. Taip, tu beveik abonementą jau turi čia pas mane. Praeitais metais man buvo iššūkis bulvių skutimo ir dar vienais metais turėjau... Užpraeitais metais bulvių skutimas buvo, praeitais metais buvo jo ragavimas tyrelių. Taip. Tai įdomu, kas bus šiemet, žinok. Ne, taip paprastai aš tavęs nepaleisiu. Aš kažkaip, žinai, šiandien taip pagalvojau, kad mes visada tave matom tokią teigiamą, besišypsančią, tokią gerą visą laiką, tokią moterišką, mamišką. Aš žinau, kad tu vis tiek velnių turi savyje. Tai norėtum, kad pareumočiau? Kaip ką tik reumojau ant savo vyro? Už ką? Mes šiaip pradėjome rytą lengvų ginčų. Gerai, kartais reikia, sveika. Taip. Ar dėl maisto kilo ginčas? Ne, dėl nuotraukų. Maisto nuotraukų. Maisto nuotraukų? Taip, vis tiek esu maistas. O kodėl reikia ginčyti su vyru dėl maisto nuotraukų? Na, tiesiog aš bandžiau jam įrodyti, kad aš žinau geriausiai, kaip reikia padaryti geras maisto nuotraukas, kaip reikia organizuoti fotografavimą ir fotosesijas. O jisai sakė, kad ne, man reikia greitai dabar. Tai, žodžiu, mes nieko padiskutavome. Tu moteriškai, žinai, reikia, kad būtų viskas gražu, išbaigta ir... Ir be to, vis tiek, kai su savo vyru nuo savo turbūt elgiesi familiariau daug negu su televizijos šovai arba radio klausytojais. Nu taip. Beata, ką veikiai vasarą? Oi, vasara mano buvo labai gera. O gali arčiau šnekėti mikrofoną? Galiu, gerai, nes aš čia nulinguoju. Nulinguoju labai. Taip, iš tiesų, aš žinai, savo tinklaraštyje šiais metais tokią paskelbiau savo akciją, kad rašiau kiekvieną pirmadienį apie tai, ką veikiau savaitgalį arba ką veikiau praėjusią savaitę. Tai vadindavosi vasaros karoliai. Ir iš tiesų veikiau labai, labai daug. Bet ta prasme, kad nebūtinai ėjau ir kažkur tai ten labai daug važinėjau, nors aišku, nemažai pavažinėjau ir po Lietuvą, dėl to, kad buvau Naisių festivalyje, buvau Žagarės vyšnių festivalyje. O tu ten darbo reikalais ir važiavai kaip tiesiog pasilinksminti? Svečias. Važiavau iš tiesų, nes Naisiuose gaminau. Rodžiau salotų pagrindinius principus, salotų barą atidariau. Taip, o Žagarėje vėriau uogienę. Bet iš tiesų džiaugiuosi, kad mano veikla mane nuveda į tokias vietas, kur galbūt, galvočiau, nes būtent į Žagarę važiavau iš Nidos, tai tikrai nemaža kelio ta atkarpa, bet džiaugiuosi, kad nuvykau ir pamačiau. Ir šį beje savaitgalį, šeštadienį aš dalyvauju Sostinės dienose. Oho, ir ką ten? Dar viename festivalyje ir dalyvauju iš tiesų tam, kad žmonėm galėčiau papasakoti apie savo ir Maisto banko iniciatyvą Kviečiu į svečius. O kur? Kuri vienyje visus dosnius Lietuvos žmonės. Ir aš būsiu iš tikrųjų knygų atkarpoje, kuri yra maždaug Gedimino prospekto viduryje, netoli Žemaitės skverelio. Ir netgi šeštadienį 1 valandą darysiu būtent atvirą tokią gaminimo pamoką, kur demonstruosiu salotų konstrukcijos ypatumus. Bet tik tu visada buvai tokia piragų. Man tokias piragų, sausainių. Nežinau, to asociuojasi. Tai salotos man ir Beata taip kažkaip. Aš atsiprašau, labą dieną, aš buvau pas tave kažkada ir tau netgi atnešiau daržovių knygą, kur yra salotų Biblija. Labą dieną. Prašau, kaip žinok, reikia dažniau tave kvies, man atrodo. Žinai, tu ir Martynas Starkus jau savų esate abonementą įsipirkę jau čia pavargę treidį. Gal kada mes galėtume ateiti kartu. Kartu? Aha. O jeigu jūs, pavyzdžiui, geras, o jeigu jūs išsiųsti kokią maisto kelionę? Su Starku ir Radzevičium. Kaip gerai būtų, įsivaizduoji, išvažiuotum kur. O kur norėtum nuvažiuoti? Manau, gal dėl maisto, būtent į maisto kelionę. Kokią? Maisto kelionę, žinai, iš tiesų, tai aš manau, kad visur, visiškai kiekvienoje šalyje gali kažką tai atrasti naujo. Aš niekuomet nebuvau Azijoje. Ir norėčiau galbūt tenai nuvykti. Taip pat norėčiau nuvažiuoti į Australiją. Manau, kad Australijoje yra labai daug gero maisto. Kengurienos. Nebūtinai kengurienos, šiaip jie yra, girdėjau, kad jie tikrai labai, jiem yra svarbu, ką jie valgo ir panašiai. Nebūtinai to autentiško, tarkim, būtent toje šalyje gimusio, nes Australijoje yra viskas susimaišę ir Azija ir visos vakarietiškos įtakos. Beata, ar tavo įtaka yra, kad tavo vyras taip pat pasinėrė į maisto verslą?
Ar čia šeimos verslas, ar čia kaip čia išėjo dabar? Kaip čia taip išėjo? Na, kaip, aš negalėčiau sakyti, kad jo nepaveikė mano veikla, bet šiaip iš tiesų visą tai atsitiko labai natūraliai. Dėl to, kad mes esame šeima, turime vaikų ir taip pat mėgstame eiti kur nors pavalgyti. Ir nepaslaptis, pica yra toks šeimos maistas ir netgi, sakyčiau, populiariausias be abejonės pasaulyje maistas kaip tokia kaip kategorija. Ir mes atostogavome Sardinijoje ir šiaip Londone mėgdavom nueiti, kur nors turėjom keletą tokių mėgstamų vietų ir kai atsikraustėme gyventi į Lietuvą, supratom, kad mums čia kai ko trūksta. Nors iš tikrųjų atrodytų, kad pica yra lietuvių nacionalinis patiekalas, bet mums trūko tos tokios kitokios. Ir kažkaip taip įdomi čia gavosi. Tu lietuvė, tavo vyras yra britas ir jūs kepat, labiau jis kepa itališkas picas. Taip. Ar čia nėra kažkokių susikirtimų? Čia, mano vyras visą laiką taip, žinai, kartais sako, kaip įdomiai atsitiko. Bet iš tiesų, kaip ir daugelyje sričių yra, tu tiesiog turi pritaikyti viską geriausiai, pasimokydamas iš kitų, ką kiti jau išmoko, taip kaip reikia daryti. Ir, mano šiaip Tomas neblogai gamina. Ir, jisai tiesiog labai, sakyčiau, kaip tik tai vyrai gali susidomėjo kažkuo tai labai apsėstai. Tai buvo apsėstas to dalyko ir nuvažiavo į Neapolį pasimokyti, kaip yra iš tikrųjų tai daroma. Ir, buvo apsėstas. Ir to apsėdimo rezultatas ir yra Jurgis ir Drakonas. Aš, aišku, irgi, aš save laikau krikšto mama Jurgio ir Drakono, nes aš sugalvojau pavadinimą ir visą tą. Aš manau, kad geriem dalykam visuomet yra vietos. Taip, ir aišku, vis tiek jūs esate tokie dabar jau maisto gamintojų šeimyna. Aš tikrai labai norėsiu pakalbėti apie vaikus, todėl kad tavo atsinaujinusioje laidoje bus netgi rubrika skirta vaikams. Tai jūs, taip suprantu, kad gaminat visą šeimą jau dabar, ar ne? Kartais nieko negaminam, kartais... O ką valgot, kai nieko... Jo, ką darot, kai nieko... Kai ateina diena, kada nieks nenori nieko gaminti. Tada valgom kiaušinienę. Ok, Beata, tuoj sugrįšim, o čia Tre Milky Chance Stolen Dance. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Kadangi Beata užsidėjo ausinės anksčiau, negu mes su Baniuliu apie tai pakalbėjom, kažkokia tu šiandien užsivedus, ar čia taip visada, ar taip šiandien čia? Aš visada esu pakankamai energinga, ypač kai ateinu į kažkokį tai transliuojamą eterį. Dėl to, kad žinau, kad toks kalbėjimas niekam. Žinau jo. Taip, ką? Beata, bet, gerai, o aš suprantu, kad filmavimai būna dienų, kada būna blogai. Ką darai tada? Turi kažkokį receptą? Kaip tas dienas, kuomet reikia dirbti ir nėra nuotaikos, tu išgyveni? Man nėra tokių dienų, kai reikia dirbti ir aš neturiu nuotaikos. A, ne? Taip. Dėl to, kad mano darbas yra man šventė, aš jo net nevadinu darbu, tai yra mano veikla. Man, vėlgi, iš kitos pusės aš galėčiau pasakyti ir visuomet, kai mes filmuojame laidas, ir filmuojame jas tikrai labai ilgai, ir tai yra daug vidinės energijos reikalaujantis darbas, aš visuomet galvoju, ateikit, pabandykit, pabūkit, aš jums tikrai užleisiu vietą. Prašom, pabandykit. Koks ir tada pamatysite iš arti, kas tai yra per dalykas. Gaminti, kalbėti, būti, transliuoti, nes tu atiduodi savo energiją. Aišku, aš jos labai daug gaunu iš žmonių. Taip. Bet tu turi... Esi kaip kanalas. Žinok, atrodo, žmonėms kartais atrodo, kad yra labai lengva. Tas pats kaip ateiti į radiją, sėsti prie mikrofono ir 3 valandas. Kiek laiko dirbi? 3 valandas? O tai čia darbas. Štai 8. Jo. Bet tai nėra taip lengva. Gerai, pakalbėkime apie tavo atsinaujinusią laidą, kuri bus rodoma šeštadieniais per TV3, Beatos virtuvė. Kuogi ji bus nauja? Taip, mano laida, jeigu atsimenate, praėjusią sezoną buvo rodoma sekmadieniais, tai
šį sezoną mes peršokame į šeštadienio ryto eterį. Tai reiškia, kad šeštadienis yra super puikus rytas, nes prasideda savaitgalis, įsijungi televizorių ir tikiuosi, kad žiūrovai pasižiūrės mano laidą. Ir, kuo ji atsinaujinusi, tai visų pirma jau minėta vaikų rubrika. Tada kiekviena laida, kaip ir praėjusiais metais, taip ir dabar, kiekviena laida turi savo temą. Ir tada tą temą aš pamėginu atskleisti. Ir aš niekuomet nesakau, kad aš žinau viską geriausiai. Tai, sakyčiau, šitas sezonas bus man įdomus tuo, kad aš jame mokysiuos kartu su televizijos žiūrovais. Ir kalbinsiu tikrus ekspertus, kurie iš tikrųjų žino vieną ar kitą dalyką. Tai pavyzdžiui, jau šį šeštadienį, kadangi labai džiaugiuosi, kad iš tiesų yra geras oras šią savaitę ir tikiuosi, kad jisai tęsis ir kitą savaitę, nes šį šeštadienį aš kviesiu paiškilauti gamtoje ir gaminsiu visokius dalykus, kurie kepami yra ant grilio ir lauke ir išsiaiškinsim, kokių yra grilių, kokių yra anglių, kaip tinkamai uždegti, ant ko geriausiai, kokio storio mėsą kepti ir panašiai. Man padės tikras, kaip sakau, barbecue ekspertas, barbecue asociacijos narys Donatas. Aha, iš tikrųjų, grilis ir kepimas ant grilio pastaruoju metu ypač populiarus tapo. Burgeriai čia Lietuvoje yra bumas dabar jau visi. O tu pati mėgsti burgerius? Ar kepi? Aš mėgstu ir kepu ir tiesą sakant, praėjusio televizijos sezono pirmoje laidoje tema buvo mano gimtadienis, jame švenčiau gimtadienį ir ten be kita ko, jeigu visi nori pasižiūrėti, kaip aš gaminu savo burgerį, gali nueiti į TV3 Play ir pasižiūrėti praėjusio sezono. Aš turiu kai gaminau pirmąjį savo burgerį, tai pas Betą iš Betos receptų jisai buvo. Tai va, ir aš ten kepiau ir tas tikrasis minkštasias sviestinės brioš bandeles ir bandelį ne. Bandelę galima ir nusipirkti, aišku. Bet galima padaryti burgerį ir tą mėsainį ir valgyti jį su salotos lapu, nebūtinai su bandelė, bet aišku, tradiciškai jisai turi būti apglėbtas bandelis. Galbūt kartais aš nors ir mėgstu kepinius, bet man ne visuomet galiu suvalgyti tą visą bandelę. Mėliau renkuosi kažkokias tai salotas, daržovę šalia. Bet mėsainių gali būti įvairiausių ir, žinai, iš tikrųjų mėsainis tai yra kotletas kitaip. Nu taip, nes tu kepi kotletą. Beveik. Tik aišku, nededi ten jokių džiūvėsėlių ir jisai dažniausiai yra išjautinas. Taip. Bet dabar pakalbėkime tą vaikų... Apie vaikų rubriką. Apie vaikus, ten visai įdomiai sugalvoji. Tu iš savo vaikų semiesi idėjų, ar tavo vaikai padiktavo šitą dalyką, kad reikia vaikų rubrikos? Taip. Ir mano šios vasaros pradžioje išėjo mano knyga, mamų knyga. Padovanosiu tau, nežinau, ar tau neaktuali, bet gal padovanosiu. Bet vis tiek, bet tenai yra maistas, kuris patiktų ir mažam, ir senam, ir dideliam. O iš tikrųjų aš manau, kad bet kokiu atveju vaikai, jiems yra taip įdomu. Mano vaikam visuomet nuo pat mažens. Jau 2 metų jie muždavo kiaušinį ir jiems tai yra žaidimas. Tai yra būdas pabūti kartu, kokybiškai praleisti su savo vaikais laiką. Tai yra kažką tai pagaminti, kad jie tau padėtų ir galų gale jiems patiems eksperimentuoti. Dar kitas dalykas, kad kai vaikai patys kažką tai pagamina, tai yra daug daugiau šansų, kad jie pabandys paragauti kažko tai, ko jie visuomet atsisako, ten kokio špinato, brokolio ar dar daržovių ar kažkokių tai kruopų, nes taip, tai yra puikiausias būdas juos sudominti, valgyti įvairesnį maistą. O dabar nebijai tų super mamų, kurios 2 metų vaikas, ar jūs juokaujat, kaip jam peilį į rankas galima duoti, ojojoj, kaip baisu. Ne, aš nebijau ir sakau, kad visuomet, aišku, reikalinga suaugusiojo priežiūra, kokiu atveju, dėl to, kad tikrai sakau, kad tokie dalykai kaip kepimas arba karamelės gamyba, pavyzdžiui, vieną kartą mano dukra pati sugalvojo pasidaryti su truputėlį šiek tiek vyresnė auklė, ten vaikai pasiliko namie, pasidarė karamelės ir nusidegino pirštą, nors aš prieš tai sakiau, kad negalima daryti karamelės vieniem. Taip, tai yra atsargumas, bet lygiai taip pat ir yra pasitikėjimas. Aš manau, kad kai tu pasitikė savo vaiku, tai tu jam leidi užaugti pasitikinčių savimi, kad jis gali kažką tai padaryti. O kaip ta rubrika atrodys? Rubrika atrodys paprastai. Kiekvieną kartą su manimi gamins kažkoks tai vaikas. Ir dabar, tiesą sakant, esu paskelbusi konkursą, nes mano ir mano draugų vaikai... Beta ieško vaikų. Aš ieškau vaikų. Taip, mano ir mano draugų vaikai yra dažniausiai iki 8 metų, jau čia yra tokie vyriausi.
Tai dabar ieškau vyresnių vaikų, kurie jau patys gamina, galbūt yra išradę kažkokių tai receptų, turi savo būdų, tai noriu juos pasikviesti į laidą. Jeigu kas nors nori sudalyvauti, tai reikia siųsti savo nuotrauką ir laišką betai@betosvirtuvė.lt. Beta@betosvirtuvė.lt. O toks yra puslapis ir jeigu turit vaikų, kuriuos norit parodyti per televizorių arba galvojat, kad jūsų vaikas visai neblogai gamina, o ar yra patiekalas, kurį tavo vaikas gamina geriau nei tu? Žinai, Izabelė iš tikrųjų labai puikiai iškepa šokoladinį suflė. Tokia netgi, kaip teoriškai taip, tai yra šokoladinis suflė, nes toks pats metodas yra naudojamas, bet mes truputėlį jį ten pakoregavom ir išeina tokie maži šokoladiniai pyragėliai, kurie bus beje laidoje parodyti, kaip jinai jos daro. Nu, va. Gerai, Beta, knyga tavo, kokia paskutinė knyga yra išleista? Mamų knyga, ar ne? Mamų knyga. Ir tai yra knyga, kurioje yra receptai vaikams, kur aš pats, kur mano draugių vaikai rodo, kaip pagaminti vieną ar kitą dalyką. Jie yra tikrai pagaminami, prieinami vaikam tokio amžiaus ir taip pat tenai yra visokie pasiūlymai vaikų gimtadieniam ir šiaip kasdieniniam maitinimui. Tu pati atšventei visai neseniai savo gimtadienį. Taip, gimtadienis buvo sekmadienis. Kuris buvo nušviestas spaudoje, aš labai tave noriu pasveikinti. Gal tik Facebook'e? Ne, rašė kažką, žinok. Kažkas rašė? Jo, rašė. Nieko Dieve, apie tave nerašys. Tai aš labai noriu tave pasveikinti. Aš galvoju, ar tik tai ne panašiu metu tu buvai ir kažkada pas mane laidoje prieš gimtadienį ir gimtadienis ir visą ką. Tai, Beta, ačiū tau kol kas. Mes tu sugrįšim po dar vieno kūrinio ir sužaisim vieną tokį žaidimą. Tai, kaip ir sakiau, labai norėsiu iš tavęs ištraukti tuos dalykus, apie kurias gal daugelis nežino, bet visiems labai smalsu sužinoti. Žinai, kaip būna. Gera ta Beta. O kokia iš tikrųjų. Gali būti. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. Beta Nicholson šiandien Power Hit Radio studijoje. Labai graži tavo pavardė, beje. Ačiū. Nu, tikrai graži. Ar ieškojo vyro pagal pavardę? Ne, ieškojo vyro pagal pavardę. O žinai, kokia mano buvo mergautinė pavardė? Ne, nežinau. Čičkauskaitė. Oi, kokia smagi. Labai. Tokia čičkutė. Čikčirik. Oi, negaliu. Gerai, Beta. Aš turiu čia tokį žaidimą, kurį kartais pažaidžiu su kai kuriais mūsų neklausytais svečiais. Ir aš labai norėjau su tavim pažaisti, nes kaip ir minėjau, kad labai noriu pamatyti tave iš visų pusių. Ir yra toksai senas geras žaidimas tiesa drąsa. Tiesa drąsa. Ar tu žinai, kaip jis rimtai? O, tai bus įdomu. Gerai, Beta, aš tau papasakosiu taisyklės. Taisyklės yra tokios. Aš tau užduodu klausimą ir tu turi neatsakyti, o pirmiausiai nuspręsti, ar renkiesi tiesą, bet tu turi atsakyti visiškai tiesą į tą klausimą, arba renkiesi drąsą, tai reiškia, kad turėsi padaryti užduotį, kurią aš tau esu sugalvojusi. Nu, tokia, žinai, reikės. Tiesa drąsa. Tai jeigu nesakau tiesos, tai tada turi įvykdyti užduotį. Jo. Užduotis. O užduočių, žinok, yra visokių. Ir galvoju, kad būtų lygiosios, tai aš manau, kad tu sugalvosi ir man kažkokį klausimą ir užduotį. Nu, kažkokių, taip. Gerai. Pagalvosi, ne? Klausimai turbūt nepatogus. Gerai. O turi būti nepatogus. Turi, nu tai kitaip nebus įdomu, žinai. Gerai. Tai va, gerai, aš nutildau mūsų foniuką ir pradedam žaidimą tiesa drąsa. Aš tau užduosiu pirmąjį klausimą ir po jo tu turėsi jau pasakyti. Gerai, klausimas skamba taip. Atsikelia Beta ryte po gero vakarėlio, šalia Betos nepažįstamas vyras. Nebūna. Palauk. Tu jo namuose. Jis pabudo ir tau sako: labas rytas, laukinukė. Kaip Beta elgiasi tokios situacijai? Tiesa drąsa. Tiesa. Nu, sakyk. Tokių situacijų nebuvo mano gyvenime, bet jeigu taip atsitiktų, aš sakyčiau: labas rytas, gerbiamas ponė, kuo jūs vardu ir ką jūs čia iš viso veikiate? O tugi jo namuose. Nesvarbu, aš tada sakau, kur yra arbatinukas, aš norėčiau pasidaryti arbatos kavos ir prašau iškviesti man taksi. A, tu dar pasidarytum kavos prieš išvažiuodama? Na, reikia išsiaiškinti, kas čia atsitiko. Taip, okay. Vis tiek nežvėris. Nu taip. Čia geras. Nu tai ką, Beta, dabar tavo klausimas man. Aš
Gerai. Gerai. Taip. Taip. Atsitinka šitaip. Raminta. Yra tiesioginis eteris, netyčia kažkas jai pakviečia ir ji išbėga pro duris ir pamiršo savo raktą. Ir nebegali įeiti į savo radio kabiną. Šiandien beveik ryte taip pat. Jo, tai buvo. Tada ją išgelbėjo jos kolega. Ir nėra apsaugos, ne? Ir nėra apsaugos. Nėra apsaugos, nes yra po vidurnakčio visi miega. O žinai, kad daina baigsis ir bus stos tyla. Tada Asta, kuri, žinai, Gujytė, kuri visą laiką klauso. Taip, mūsų programų direktorė. Programų direktorė, ji išgirs, kad tyla. Taip. Ką tu darai? Ką aš darau tokioje situacijoje? Žinai, ką aš greičiausiai daryčiau? Bandyčiau skambinti mūsų technikos direktoriui, kuris greičiausiai būtų žiauriai piktas ant manęs. Kad dar joninių naktis. Joninių naktis. Jisai būtų piktas ir turbūt pašventęs gerokai. Molėtuose, kur nors prie ežero. Kur nors jo, prie ežero. Ir, Molėtuose jisai prie ežero. Velnės, tada jis mane gali duoti rakto. Nu ką, sėdžiu prie durų ir verkiu, žinok. Ir greičiausiai skambinu Astai, apsiverkus visą ir sakau, Asta, atleisk man, nes aš sufeilinau. Eterija tyla. Jo, eterija tyla. Eiktų, bet būtų, žinok, žiauriai blogai. Todėl reikia nešiotis tos raktus, man atrodo, pasikabinus ant kaklo. Gerai, Beata, antras klausimas tau. Tiesa ir drąsa. Ekstremaliausia vieta, kur esi užsiminėjusi meilę. Va čia ta mieloji Beata, pyragų ir maisto karalienė. Na. Tiesa ar drąsa, dar gali rinktis? Bet drąsa. Tai reiškia, kad gerai, ekstremali buvo vieta, kad baisu prisižiūrėkit, kaip išrauda, bet... Tiesiog aš esu nepratusi gauti tokių klausimų tiesioginėme eteryje. Bet aš suprantu, kad... Taip. Labai smagu, labai yra geras pasiruošimas eteriui. Bravo, Raminta. Gerai, Beata, pavaidink šunį. Tai čia yra lengva. Aš galiu papasakoti, mano šuo yra Bonbon labai linksmas, labai šoklus, tai jisai, kai mane pamato, iš karto va taip šoka. O garsai, kur garsai? O ne, šuo, mano Bonbon labai lėtai. Tai aš galiu jums pavaidinti 3 kartus savo Bonbon, kai jisai mane pamato. Jis taip daro. Taip daro, tikrai. Jūs pamatysit viską video, aha? O lojimą šun savo? Oi, mano Bonbon taip... Bet gerai išmokus, klausykinai viską. Nu gerai, dabar Beata, klausimas tavo man. Raminta, bet čia yra neteisybė. Nu kodėl? Aš tave tiek pat pažįstu, kiek tu mane. Gerai, bet tu galėjai pagalvoti, aš negalėjau pagalvoti, kad man reikės... Gerai. Aš nežinau, kažkaip aš tai nenoriu tokių kompromisų. Klausk, tu nebijok nieko, baigtų jo. Gerai, aš tada tiesiog noriu tavęs paklausti. Ar tu esi dabar įsimylėjusi? Oi, ne, aš sugalvojau klausimą. Mano klausimas yra toksai. Ar tu kada nors buvai įsimylėjusi savo kolegą? Palauk, galvoju dabar. Ne, žinok, nebuvau. Iš tikrųjų, mes esam su Baniuliu miegoję. Mes esame miegoję vienai lovai, ar ne, Sauliau? Čia ryto eteris. Ne. Savrasme, mes buvom kažkada Palangoje ir mums reikėjo ten groti viename vakarėlėje. Mes ne vienoje lovai miegojom, bet buvo taip, kad mes miegojom atskiriuose kambariuose, bet kai aš persirenginėjau, Saulius įėjo į tą kambarį ir jis viską pamatė. Bet čia nesiskaito, ne, kaip įsimylėjimas jo, bet išsipūtė akis dabar. Iš tikrųjų, tai nebuvau įsimylėjus savo kolegos. Nors Saulius Baniulis man, kai atėjau dirbti Power Hit Radio, atrodė visai žavus. O dabar... Bet paskui persigalvoju. Gerai, ir trečias klausimas Beatai. Beata, ar esi kada nors ką nors pavogus? Tiesa. Nu. Dabar bandau atsiminti, aš nuolatos kažką vagiu. Nuolatos vagiu kitų žmonių tušinukus. Rimtai? Taip. A, tu esi ta tušinukų vagis? Aš esu tušinukų vagis. Ir tai yra... O kur jos paskui randi? Ir nežinau, kur jos randu. Va, štai.
Bet rado įsidėjau kišenę, tušinuką ką tik, va, nebėra viską. Aš iš tikrųjų turiu draugę, kuri vagia žiebtuvėlius, visų žiebtuvėlius, visada. Ir jai vieną kartą mūsų vienas pažįstamas padovanojo pakuotę degtukų dėžučių. Tai žodžiu, jinai ten paskui turėjo žaidimo laiko. Tai gerai, ar turi man klausimą dar kokį? Ne, neturiu. Aš noriu paklausti, kiek tu jau metų eteryje radijo? 6. O kaip tau sekėsi šią vasarą transliuotame šou, kur su mama jūs buvo? Su mama. Man sekėsi puikiai. Ar tau patiko būti televizijos laidų vedėja? Taip, aš labai norėčiau būti televizijos laidų vedėja. Buvo iš tikrųjų labai faina patirtis, labai džiaugiuosi, kad man teko tai daryti su mano mama. Mane reikėjo labai palaikyti, jinai palaikė mane ir taip kažkaip, žinai, kaip būna, kaip ir trūksta laiko pabūti su mama. Tai va tas buvo laikas labai kartu išnaudotas ir manau, kad visai turiningai. Super, aš lauksiu naujų laidų. Gerai, Beata, ačiū tau labai, kad atėjai čia į mūsų studiją. Nepamirškit, kad šeštadienį 10:30 per TV3 Beatos laida atsinaujinusi Beatos virtuvė. Taip, lauksiu jūsų. Ate. Iki.